Labas rytas, good morning. Welcome to English Start. Tai pirmiausia noriu pasveikinti apsisprendusius žengti šitą naują žingsnį, mokytis anglų kalbos. Labai sveikinu norint įgyti, jau vien tik norint įgyti naują įgūdį. Noras jau yra didžiulė pradžia ir jeigu mes apie tai galvojame, mes kažkurią dieną tai ir turime savo gyvenime. Tai kaip jau ir žinote, kad naujas įgūdis, naujas gebėjimas nėra išugdomas per valandą ar per kelias dienas ar per savaitę, kad tam reikalinga šiek tiek laiko, kad pripratinti save, išugdyti save. Na ir trumpai apie save. Aš esu Dalia, esu anglų kalbos mokytoja jau daugiau nei 20 metų. Ir taip pat esu 2 nuostabių vaikų mama ir vienos labai gražios mergaitės močiutė. Gyvenime labai mėgstu keliauti, labai mėgstu tyrinėti, labai mėgstu ieškoti, labai mėgstu kažkokius naujus dalykus, labai mėgstu mokytis naujų dalykų. Ir mano toksai darbinis tikslas yra surasti būdų, nuolat ieškau būdų, kad palengvinti, kad mano mokiniams mokytis anglų kalbos būtų lengva. Ir tada, kai jau ir mokykloje dirbdavau, aš stengdavausi neapkrauti vaikų, neapkrauti mokinių, neapkrauti tenais paklodėmis naujų žodžių, neapkrauti užduodama ten po daug lapų gramatikos. Tiesiog norėjau tokį malonesnį ir suprantamai pateikti tą anglų kalbą, kad negąsdinti, kad nebauginti, kad tai yra kažkas labai sudėtingo, nes kaip ir kiekvieno srity žinome, kuo mes eisim tolyn, tuo ten visko yra daugiau. Bet į viską galima pažiūrėti paprasčiau, lengviau ir be tokios įtampos. Nes aš ir pati labai daug, kadangi mėgstu mokyti, žinau tą jausmą, kai nesiseka, žinau, kaip yra pirmieji žingsniai, kaip yra pirmos akimirkos, kai pradedam kažką naujo. Ir taip pat žinau, kodėl žmonės renkasi mokytis anglų kalbos. Jau daugiau kaip 10 metų dirbu su suaugusiais. Ir labai dažnai mano mokiniai, kodėl jie pradeda mokytis anglų kalbos. Arba reikalinga plėtra darbe, versle, atsiranda partneriai iš užsienio, verslo kolegos. Taip pat dėl kelionių, bendrauti keliaujant. Arba yra ir tokių mokinių, kurie susiranda tiesiog antrą pusę užsienyje ir reikia susišnekėti. Labai daug šeimų turi vaikus, kurie yra ištekėję arba vedę užsieniečius, anūkų susilaukia su užsieniečiais. Tai anglų kalba tikrai yra jinai tokia populiari ir reikalinga dabartinėme greitai taip besisukančiame pasaulyje. Na ir kaip ir žinote, anglų kalbos galima mokėti, kad susišnekėti, galima mokėti tiek, kad bendrauti angliškai, galima ją įvaldyti ir iš viso būti ten virtuozų kalbos. Ir kiekvienas tas tikslas turėtų būti jūsų apgalvotas. Kokios jūs anglų kalbos norite, kiek jums jinai yra reikalinga. Gal jinai jums yra tik tais kelionėse susišnekėti. Ir mokantis anglų kalbos, nepradėkit savęs labai spausti, keikti, barti, kritikuoti, kad kažkas nesiseka. Nes tiesiog susišnekėjimui, susibendravimui iš vis atsipalaidavus mokinkitės.
norint jau bendrauti anglų kalba, tai truputį irgi atkreipti dėmesį, kad reikia punktualumo, kad reikia reguliarumo, kad reikia ir girdėti tą anglų kalbą. Ir būtinai anglų kalba, jeigu jums reikia kalbėjimui, jinai yra praktikuojama per kalbėjimą. Jūs niekaip neišmoksite anglų kalbos tyliai. Jeigu visą laiką tyliai skaitysite, jūs suprasite anglų kalbą, jūs žinosite daug anglų kalbos, bet kalbėti bus tikrai labai sudėtinga. Nežinau, būtumėt labai išskirtinis tada, jeigu tyliai išmoktumėt anglų kalbą. Tai va, ir visi šitie etapai kalbos yra pasiekiami per skirtingą laiko tarpą. Ir kas yra labai svarbu, mokantis kartu, aš pateiksiu ir praktinių užduočių, kurias ypatingai yra svarbu atlikti. Nes jeigu jūs jau netlikinėsite praktinių užduočių, jūs nestengsitės įtvirtinti tų mažų žinių, kurias aš pateiksiu kiekvienoj pamokėliai, tai nusivilsit po to savim. Nusivilsit, tiesiog sakysit, ai, aš nieko nemoku, jūs sakysit, aš nesugebu, aš nemano čia atminties ir taip toliau. Ir mes esam žmonės tokie, kur visą laiką ieškome, ką kaltinti, bet padėlsiam prisimti atsakomybę. Tai vat, labai noriu paskatinti, prisimti šitą atsakomybę už save, užsibrėžti, kad aš ryžtuosi mokytis anglų kalbos. Taigi šitos 5 dienos būna toksai startas, kad suprasti, kad pamatyti, kaip ją galima mokintis ir paprasčiau. Ir šitas 5 dienų startas, jisai bus orientuotas taip, kad tiktų ir visiškai nuo nulio pradedantiems, ir jau turintiems žinių, kurie kažkada seniau mokėsi anglų kalbos. Tai visą laiką, kas mokosi nuo nulio, atsiminkit, kai jums tai nėra visą tai akcentuojama. Jūs atsirinksite žymiai mažesnius momentus, aš visą laiką patarsiu, ką ir kiek daryti. Tai supraskite tai, kad šitos 5 dienos yra skirtos platesniai auditorijai. Na ir ką dar labai norėčiau patarti, kad prieš žiūrint pirmą pamoką susiplanuokite, kokiu dienos metu žiūrėsite šitą pamoką, kokiu dienos metu jūs skirsite savo laiką anglų kalbai. Nes kaip ir bet kuris kitas įprotis, anglų kalba, mokymasis anglų kalbos irgi reikalauja disciplinos. Todėl žinau, kad visi mokiniai, kurie pas mane ateina, jie yra savo srities specialistai, profesionalai ir visi jūs žinote, kad įgūdis susiformuoja ne per kelias dienas. Tada viskas auga palengva, mažais žingsneliais. Mes galim imti didžiulius kiekius informacijos, bet mes atmintis užfiksuos tenais tik 7%, užfiksuoja pamažu. Atsiprašau. Tai niekada savęs nesmerkite, kad po 5 minučių ne viską atsimenate, kad neišmokote per tas 5 minutės viską, kas pateikta. Tai nedarykite šitos klaidos. Nes mokymasis eina palengva, mažai žingsneliais, per užsispyrimą, per discipliną ir per motyvaciją. Būtinai save visą laiką pagirti, pasidžiaugti savim, jeigu negarsiai, tai nors tyliai, tiesiog padovanoti kažkokią mini dovanėlę ar ten braškių, suvalgyti keletą. Na ir kaip reikės mokytis. Pirmiausia, žiūrėti į tai, kaip į linksmą nuotykį, kaip į kažkokį malonų laiko praleidimą. Kiekvieną sykį, žiūrint mini pamokėlę, nuteikite save pozityviai. Visada pasiruoškite
ar tai puodelį kavos ar arbatos, kad tai būtų asociacija su kažkuom, kur jūs pailsite, kur jūs atsipalaiduojate, kur kažkas jūs nuteikia labai maloniai. Galite pasileisti negarsiai muzikos fone, jeigu mėgstate muziką, galite pasidaryti kažkokią kvapų terapiją prieš žiūrint pamoką. Na, o jeigu esate po sunkių darbų, ar gyvenime patirite daug streso, nerimo, rūpesčių, tai nesmerkite savęs, kad iškart reikia man mokytis, kad man iškart reikia mokintis, aš nespėju, man reikia. Būtinai suraskite laiko savo, pailsėkite, pabūkite gamtoje, pakvepuokite, nors 5 minutes, atsipalaiduokite, atlaisvinkite tokią, paruoškite vietos naujam tam dalykui. Tiesiog supraskite, kad tai turi būti lengva ir paprasta. Taigi tiek, žengiam į startą.